Tūtą radau vokišką. Nuo kokio tanko turbūt greičiausiai. Peršauta. Skylė. Tai va, atvažiavom 3 šiandieną į tą pačią vietą, kur čia man taip gerai sekėsi. Mindaugas su Mantu už kokių 3-4 kilometrų palikau. Vat kiek sniego, vat kas blogiausiai čia. Labai nepykit už kokybę filmavimo. Pagrindinis operatorius, režisierius sirguliuoja Irmantas. Tai kaip jau išeis, taip išeis. Čia mum kokį nors filmuką sureiks biškutę. Tai va, einu į priekį biškį. O, ką iškasiu. Tokių daiktų, kur negalima ir nereikalingi visiškai. .45 mm rusiškas patrankas. Tūta Žemgėverio atsarginis keičiamas vamzdis. Tai va. Einu pas saviškius kažkur tais. Dar porą kilometrų žirkliuoti. Gal jie bus ką radę įdomaus. Man gertuvę radau. Suvargus tokia. Bet kaip pagodas prizas. Gerai bus. Nes nelabai ką šiandien iškasiu. Einu ant pasmanto. Kažkokių gerybių, sakė, prikasę turėtų būti. Jeigu deisi šiandien, aišku. Dar toli kažkur jie. Nu, žiūrim, gal dar ką nors iškasim. Va, šaiką prikasė kiek šiandien. Kas parneš, dar neaišku. Mindė kažką gerą tur, bet nerodo. Filmuok į kuprinę. Tingiu trau. Sveiki visiems. Nu va, antras sekmadienis. Praeitą sekmadienį šalmą neblogą tokį išsikasiau. Šiandien dienos pabaiga. Opa. Vadinamas, nuplausiu, parodysiu. Pėstininkas, ar kaip iš čia su šautuvų. Esam 3, o kažkur groja detektoriai. Nu gerai, nuvalysiu, parodysiu. Nu žinokit, nepagražėja nieko. Namuose čia tik pagražinsi. Ir užsegims viskas atlinkęs, matomai užkliuvo kažkur. Pamatė. Irmantas kažkokį rusų medalių rado. Žiūrėsim vakare. Kolega. Nepamenu. Nežinau, nuo štiką perkirtau makštį. Sveiki visiems. Šiandien atvažiavom su Irmantu dviese. Nežinom, gal sulysim, gal ne, bet... Nu, sekmadienį buvom, šiandien trečiadienis. Sakom, ragų paieškosim. Na ir ką jūs manot? Sekmadienį apdovanojimas buvo, o šiandien bumt. Dar iššoko. Sūris, reikia patikrinti, kas čia. O, nėra adatikės. Nuliuks, kad ir taip. Žaišties. Nu. Sveiki visiems. O, pirms radinuks. Luftwaffe.
Biškai pavalgėt, Nu, biškai patvarkysime dar. bet sutvarkyt bus pasą. Pasvalio Ir monetų klubas. paieškas valdo. 6 metus norim, kad priimtų į klubą. Vis bandomam laikotarpiai, dar niekaip nepriėjom mūsų. Geri vyriukai, draugiški. Šiandien visą kompaniją. Bunkeris, ne bunkeris kažkoks. Oi, kažkas stovi. Pirmas, kur galima kažką nufilmuoti. Varpas. 10 numeris kažkoks. Karvę turbūt suvalgė rusai. Šiandien esam 3. Mantas ir Mantas. Bet jau už kokį kilometrą dabar. Nežinau, kaip reikia susirasti jos. Tai va, pirmas signaliukas. Gal ir nieko. Ne karas, bet tiks. Gerai, tada ieškom toliau. O, šovininė iškasiau. Bet tokia graži iš tikrųjų. Maišyta buvęs ir vokietis, ir rusas. Nesuprasi čia jų. Galėtų ir diržą susuktim kur nors pamesti. Visai būtų jau nieko senai berodo. O, nespėjau kameros įsidėti ir vėl radinukas toks įdomus. Ruselis daręs karininkų sakti, kad būtų kietesnis. Ui. Nu čia manau ne propaganda, jeigu čia sama tokia savadarbė yra, tai čia galima rodyti. Istorija paprasčiausiai. O. Girmis ateina kažkur jau. Gerai, pavaikščiosim dar kartą.